Sveiki, gerbiami klausytojai. Nasdaq Vilniaus vardu džiaugiamės galėdami pristatyti mūsų svečius, Baltic Mill direktorių Andrėjų Cetroną ir finansų direktorių Vigantą Reifoną. Šiandien išgirsime akcinės bendrovės Baltic Mill 2017-2018 finansinių metų, kurie baigėsi birželio 30 dieną, veiklos rezultatus ir jų komentarą. Po prezentacijos atsakysime į klausimus, kuriuos galite užduoti raštu tam skirtoje skiltyje viso webinaro metu. Gerbiami ponai, kviečiu Jūs pradėti. Labą dieną. Šiandieną, kaip jau buvo minėta, mes apžvelgsime Baltic Mill grupės įmonių konsoliduotus rezultatus. Detaliau panagrinėsime pardavimų dinamiką. Kaip matome iš turinio, taip pat padetalizuosime finansinę poziciją. Pakalbėsime apie grynąją skolą ir pinigų srautus ir mielai atsakysime į jūsų užduotus klausimus. Pradėdami nuo finansinių įmonės rezultatų apžvalgos žodį perduodu mano kolegai Vigantui. Ačiū, Andrėjau. Aš gal trumpai pataisysiu, kad mes kalbėsime 2016-2017 metų rezultatus ir kaip matome iš pelno ir nuostolio ataskaitos, pardavimai lyginant su praėjusiais metais yra ūgtelėję 5 procentiniais punktais ir pasiekia beveik 59 milijonus eurų. Bendrasis pelnas tuo tarpu paaugo 2 procentiniais punktais arba 245 tūkstančiais eurų. Šioje vietoje iš karto norėtume pasakyti, kad bendrojo pelno augimą beveik dvigubai apkarpė praėjusių metų netikslumų koregavimas. Netikslumai susiję su praėjusių metų balanse užsilikusiomis transporto sąnaudomis, kurios turėjo būti priskirtos praėjusių metų savikainai, sudarančiomis apie 200 tūkstančių eurų, bei grūdų kainos draudimo sąnaudomis apie 80 tūkstančių eurų, kurios taip pat turėjo būti paliktos praėjusių metų rezultate. Šį netikslumą pastebėjome ir ištaisėme paskutiniais finansiniais metais, todėl šios sumos paveikė tiek einamųjų metų bendrąjį, tiek grynąjį pelną, tiek metų EBITDA. Tačiau džiaugiamės, jog nepaisant pastebėtų ir ištaisytų netikslumų, grupės bendrasis pelnas auga. Dešinėje pusėje esančiame grafike matome, kad daugiausiai augimą įtakoja mūsų plėtra eksporto rinkose, maždaug 800 tūkstančių eurų. Dar porą šimtų tūkstančių eurų papildomai uždirbame dėl partneriams suteiktų grūdinių paslaugų. Šių paslaugų buvimą ar nebuvimą daugiausiai įtakoja grūdų kūlimo sezono oro sąlygos, kurios beje dabar irgi yra panašios, kokios ir buvo praėjusių grūdų supirkimo sezoną. Beveik 160 tūkstančių eurų suma bendrąjį pelną padidino ir konsoliduojamos įmonės, tai yra GT Innovation rezultatai. Šią įmonę įsigijom 2016 metų balandį, tai praėjusiais finansiniais metais įtraukta tik 2 mėnesių įtaka, o šiais finansiniais metais visa 12 mėnesių įtaka. Rinkos pozicijos atžvilgių siekiame išlaikyti lyderio pozicijas namų ūkių ir pelningose verslo klientų segmentuose. Todėl aštrėjančios konkurencijos tam tikrais atvejais turime atlikti taip vadinamus trade-offus tarp maržos dydžio ir rinkos dalies dydžio. Šio veiksnio įtaka per metus sudarė 400 tūkstančių eurų. Parduotų prekių savikainos augimą, kurį iš dalies įtakojo mano jau minėtas vienkartinis praėjusių laikotarpių išlaidų nurašymas, likusią sumą įtakojo produkcijos pristatymo išlaidų augimas, susijęs su augančia eksportuojamos produkcijos dalimi bendroje pardavimų struktūroje. Darbo užmokesčio augimas yra pagrindinis administracinių ir pardavimų išlaidų augimo veiksnys. Jo metinė įtaka sudarė 324 tūkstančius eurų. Be šio veiksnio administracinės sąnaudas įtakojo 180 tūkstančių eurų ūgtelėjusios tantiemos bei ūgtelės prestižo nusidėvėjimas dėl mano jau minėtos įmonės GT Innovation įsigijimo. Finansinės išlaidos sumažėjo 128 tūkstančiais eurų ir tą mažėjimą, kaip ir planavom, lemia mažėjantis skolinimosi svertas. Nors grynasis ataskaitinio laikotarpio grupės pelnas yra 140 tūkstančių eurų žemesnis nei uždirbome praėjusiais metais, tačiau žinodami, kad jis iš dalies paveiktas vienkartinių nurašymų susijusių su praėjusiais laikotarpiais, savo pelningumo vystymo pajėgumą vertiname pozityviau, nei rodo faktiniai grupės rezultatai. Ir šitą, manau, netrukus patvirtins Andrėjus, apžvelgdamas pardavimų rinkų
produktų vystymąsi, tai perduotų žodį Andrėjui. Dėkuoju, Vygantai. Kalbant apie Vyganto jau paminėtas bendras pardavimo apimtis, tai pastaraisiais metais jos augo nepaisant besitraukiančios vietinės rinkos dydžių. Tolygų pardavimų augimą padeda užtikrinti prieš kelis metus priimta fokuso eksporto strategija, paverčianti ankstesnius bei naujai vystomus verslo kontaktus į komercinius kontraktus. Vietinėje B2B rinkoje, kurios pagrindą sudaro kvietiniai bei ruginiai miltai ir jų pardavimai, pernai tęsiasi aštrėjančios konkurencijos bei atitinkančiai mažėjančio pelningumo trendas. To pasiekoje atsisakytų mažiau pelningų vietinių klientų, užkeitimas į aukštesnius kokybinius reikalavimus taikančius bei pridėtinę vertę vertinančius ir žemokančius produkcijos pirkėjus už Baltijos šalių ribų vyko pagal mūsų iš anksčiau numatytą planą. Reikia pastebėti, kad pastaruoju metu matomi vietinių kepėjų rinkos stabilizacijos požymiai. Tai jie leidžia prognozuoti šio segmento tam tikrą atsigavimą. O jau prasidėjęs naujas sezonas parodys, į ką jo metu orientuosis pagrindiniai rinkos žaidėjai ir priklausomai nuo to gali pasipildyti ir bendradarbiaujančių su mūsų Pabaltijo partnerių gretos. Vietinė mažmeninė rinka, nors ir veikianti tose pačiose sąlygose kaip ir B2B, vadovaujasi vis dėlto kiek kitais principais. Būdama mažesnė absoliutaus dydžio prasme, bet turėdama platesnį asortimentą, ji yra labiau diversifikuota Pabaltyje. Jos pagrindą sudaro ne tik miltai, bet ir makaronai, įvairių rūšių drybsniai, košės bei kiti produktai. Namų ūkio vartotojai vis labiau domisi ir vertina sveiką bei saugią mitybą, kurią pastaruosius metus mielai vysto bei remia Baltic Milk grupės įmonės, pristatydamos pirkėjams mažiau cukraus ir alergenų, daugiau skaidulinių medžiagų bei baltymų turinčius produktus. Tokiu būdu B2C rinka vis labiau persiorientuoja nuo bazinių link įdomesnių nišinių produktų, ką remia ir mūsų prekybos partneriai Baltijos šalyse. Taip, taikomos iniciatyvos leidžia plėsti savo rinkos dalį, nesiviliant į produkcijos diskontavimą, bet naujų produktų pavydalų suteikiant rinkai daugiau vertės bendraja prasme. Tuo pačiu klojant pamatą šių produktų vėlesniam eksportui. Kalbant konkrečiau apie eksportą, kurio augimas pernai sudarė net 25% lyginant su prieš tais buvusiais metais. Jis buvo sąlygotas visų mūsų pagrindinių kategorijų pardavimų augimu. Tai liečia tiek miltus, tiek makaronus, tiek avižinius drybsnius bei košes. Tvarų konkurencingumą eksporto rinkose padeda užtikrinti ne tik aktyvus menedžmento veiksmai, bet ir palanki geografinė Pabaltijo padėtis. Baltijos valstybės nuo įstojimo į Europos Sąjungą laikų išlaiko kokybiškos, švarios bei saugios žaliavos, tai yra grūdų eksportuotojų reputaciją. Todėl užsienio partneriams pristatant iš šių grūdų pagamintus aukštesnės pridėtinės vertės produktus, jiems kyla mažiau abejonių dėl patikimumo, ko ženkliai yra sumažinami konkurenciniai prekybos barjerai. Šiandien, prisiimant papildomus įsipareigojimus parduodant makaronus arba drybsnius, mes jau pradedame galvoti net apie būtinybę plėsti savo gamybinius pajėgumus. Bet iki tokio sprendimų priėmimo, pardavimo resursus fokusuojame į esamų miltų gamybos rezervų išnaudojimą. Nes pernai pasiektas net 63% eksporto augimas rodo, kad esame teisingame kelyje.
rinkų diversifikacija ne tik pagal produktų krepšelius, bet ir geografiją leidžia užtikrinti optimalų rizikos valdymą besikeičiant ekonominį situaciją viename ir kitame pasaulio regione. Ilgalaikiai eksporto strategijos tikslai yra užsitvirtinti ir išlaikyti turimas pozicijas Europos rinkose bei padidinti savo portfelio dalį greičiau nei Europos Sąjunga augančiose artimųjų rytų, Azijos bei Afrikos regionuose. Tuo labiau, kad besikeičiantys šių regionų vartojimo įpročiai vis labiau panašiai europietiškus, tuo labiau sustiprindami šitų rinkų potencialą mūsų atžvilgiu. Šiuo metu, kaip ir Baltijos rinkose, globaliu mastu taip pat vyksta konkursai bei kontraktų pasirašymai visose Baltic Mill įmonių atstovavimuose kategorijose. Jie iš esmės ir sudarys eksporto pardavimų pagrindą einamiesiems finansiniams metams. Grįžtant prie vietinės rinkos potencialo įvertinimo, reikia pažymėti, kad vienu iš savo sėkmės faktorių, vienu iš esminių savo sėkmės faktorių be gamybos ir pardavimų diversifikacijos mes laikome lankstumą bei orientaciją į besikeičiančius klientų poreikius. Pasaulinis sveikatingumo trendas savo įtaką vartojimo įpročiams neabejotinai daro ir Baltijos šalių gyventojams. Reaguojant į tai, mes kasmet rinkoms pristatom nuo kelių iki keliasdešimties naujienų arba tradicinių produktų modifikacijų, skirtų šiems besikeičiančiams poreikiams patenkinti. Biologinė produkcija, turinti mažiau alergenų arba labiau dietiniai gaminiai, turintys mažiau cukraus ar daugiau baltymų, tai tik keli pastarųjų metų Baltic Mill naujų produktų vystymo pavyzdžiai. Nors ir turėdami skirtingus gyvenimo ciklus, iš esmės šitie produktai randa savo nišą tiek parduotuvių lentynose, tiek vartotojų krepšeliuose. Tai leidžia užtikrinti stabilias rinkos pozicijas mažėjant vietinių vartotojų skaičių. Atskiruose Baltijos rinkose šie produktai dažniausiai pristatomi po skirtingais, lyderiaujančiais vietiniais Baltic Mill prekiniais ženklais. Tai Malsenos, Gercogs, Baltiveski ir kitais. Tokia strategija palengvina šių produktų atpažinimą ir padeda išlaikyti lojalių pirkėjų gretas. Bet atskiruose kategorijose, pavyzdžiui, muesli ar ypatingose makaronuose, naujienos rinkomas pristatomos po jau tarptautinių tapusių ir pripažintų Herkulės prekinių ženklų. Tuo siekime ne tik optimizuoti dalį marketingo išlaidų, jas orientuojant į tiesioginį pardavimų skatinimą, bet ir nuosekliai didinti grupės prekinių ženklų integraciją. Bet kuriuo atveju svarbiausias, taip vadinamo, naujų produktų vystymo uždavinys yra pagrindo platesniems globaliems pardavimų sukūrimams, kurie leistų ir toliau užtikrinti tvarę Baltic Mill grupės plėtrą. Tai išanalizavus pardavimo struktūrą, tradiciškai savo prezentaciją užbaigiam likusiais finansiniais rodikliais, kuriuos vėl apžvelgs Vygantas. Ačiū, Andrėjau. Konsoliduoto grupės balanso stulpeliai demonstruoja stabilumo stiprėjimą. Nuosavybės ir turto santykis nuo 28% 2015 birželio 30 dieną ūgtelėjo iki beveik 35% 2017 metų birželio 30 dieną. O nuosavybės ir skolos santykis atitinkamai nuo 52 iki 73%. Pastarąjį rodiklį šalia grupės nuosavybės augimo lėmė ir nuosekliai mažėjantis grupės grynosios skolos lygis, kuris, kaip matome iš dešinės pusės viršutinėje dalyje esančio grafiko, nuo beveik 30 milijonų eurų 2015 metų viduryje nukrito iki 23,5 milijonų eurų 2017 metų viduryje. Esant stabiliai ir nuosekliai augančiai grupės 6 milijonų ebidai, skolos ir ebida santykis taip pat pagerėjo atitinkami nuo 5,87 iki 3,91, o tai, mūsų žiniomis, yra vienas iš žemesnių šios industrijos rodiklių, lyginant mūsų grupę su kitais Baltijos šalių ar Rytų Europos malūnais.
Grupės stabilumo stiprinimą padeda pasiekti pinigų srautų kontrolė. Kaip matom iš grafiko dešinės pusės apačioje, didžioji dalis uždirbtos EBITDA yra skirta skolų grąžinimui. Investicijų ilgalaikį materialų turtą atžvilgių investuojame tik į strateginės plėtros kryptis, palaikančius įrengimus ir įrenginius, be abejo kažkiek lėšų skirdami esamų gamybinių priemonių natūraliam nusidėvėjimui kompensuoti. Apyvartinio kapitalo svyravimus daugiausia lėmė paskutinių finansinių metų grūdų užsipirkimo etapas. Paskutinės stambesnės finansinių metų galo grūdų partijas pirkome maždaug mėnesio anksčiau, nei tai darėme prieš metus, tą dalį kreditorinių įsipareigojimo taip pat padengėme anksčiau, nei padarėme 2015-2016 finansinių metų pabaigoje. Tačiau tokie atsitiktiniai susvyravimai mums nebetrukdo planuotai mažinti grupės skolos lygį, tuo būdu stiprinant grupės stabilumą ir veiklos atsparumą finansų pasaulio rizikų atžvilgių. Šią natą ir baigiame savo finansinių metų rezultatų apžvalgą ir galime peršokti prie klausimų. Labai dėkojame Jums už prezentaciją ir kaip žadėjome, toliau tęsime klausimų atsakymų sesiją ir Jūs vis dar toliau galite rašyti klausimus, kam skirtoje skiltyje. Kadangi Baltic Mill išleistų obligacijų terminas baigėsi jau 2017 m. lapkričio mėnesį, tai kyla natūralus klausimas, ar planuojate naujos emisijos išleidimą? Čia Vygantas, aš atsakysiu į šį klausimą. Taip, turime planą. Planą dalinai refinansuoti besibaigiančios obligacijų emisijos išpirkimą, nauja panašaus termino, bet mažesnės apimties emisija. Ir šiuo klausimu dirbame su mūsų partneriai Šiaulių banku. Ir manau, kai reikalingi sprendimai bus priimti, mūsų partneriai susisieks su kiekvienu potencialiu investuotoju, pristatydami konkrečias šios naujos emisijos detalės. Dėkui. Taip pat pastaruoju metu viešoje erdvėje nemažai eskaluojamos temos apie oro įtaką grūdų kokybei, o pastarosios duonos kainai. Kaip Jūs vertinate šių metų situaciją? Manau, aš atsakysiu į tą klausimą, nes žiūrint pro langą, turbūt matome, kad metai jie yra kažkuo panašus į pernykščius, gal tik tai šiek tiek šaltesni ir drėgnesni. Tai žinoma daro įtaką užaugintam derliui, grūdų derliui, nes jis, nepaisant gausumo, nėra ypatingai aukštos kokybės dėl saulės trūkumo ir drėgmės pertekliaus. Bet jeigu Latvijoje ir Lietuvoje derlių spėta nuimti, tai Estijoje procesas vis dar vyksta ir panašu, kad ten oro sąlygos gali turėti įtakos grūdų ir gaminių savikainai daugiausiai arba didžiausias visų kitų Baltijos šalių. Didesnį rūpestį iš tikrųjų tiek mums, tiek ūkininkams šiuo metu kelia vėluojanti sėja dėl didelės drėgmės laukose kiekio. Ir tai iš esmės gali paveikti jau kitų metų derlių. Bet šnekant apie šiandieninę situaciją, bet kuriuo atveju, paties derliaus tiek vietiniams, tiek globaliams poreikiams patenkinti tikrai pakaks. O kiek tai įtakos galutinių gaminių, duonos, pyragų ir kitų kainų lygį, tikriausiai labiau priklausys ne tiek nuo žaliavos, kiek nuo greitesniais tempais augančių energetikos bei darbo užmokesčio kaštų. Manau taip. Dėkoju. Dažnai yra minimi nauji produktai jūsų asortimente ir dalį matėme ir prezentacijoje. Gal galėtumėt pateikti kaip konkretų pavyzdį paskutinę jūsų išleistą naujovę? Atsakysiu vėl aš. Tiesiog esu arčiau produktų nei skaičių. Tai pastaraisiais metais rinkai iš tikrųjų pristatėme nemažai naujų produktų. Bet įsimintimiausias buvo išgirstas vienos žinomos Lietuvos moters pasakymas, kad ji pagaliau gali be sąžinės graužaties valgyti makaronus. O kalba eina apie unikalių makaronų liniją, išdirbtą kartu su Bühler kompanija ir Amber Pasta,
neturinčių iš esmės analogų mūsų prekybos centrų lentynose. Kalbu apie avižinius ir baltyminius makaronus gerkulės. Jų kelias nuo idėjos iki vartotojams pristatytų produktų užtruko beveik 3 metus. Todėl mes vertinam jį netgi labiau negu kitus mūsų naujus produktus. O pirmi rezultatai atrodo labai žadantis ir perspektyvus, kas leidžia manyti, kad greičiausiai linija papildys giminingais produktais pačiu artimiausiu metu ir nebūtinai tik tai makaronų kategorijoje. Dėkui. Gal galėtumėt pakomentuoti, kokios paskutinės jūsų atrastos naujos rinkos? Andrėjus atsakys į klausimą. Mes iš tikrųjų kasmet atidarome po vis kokį naują regioną, ar rinką, ar regione esančią šalį, taip plėsdami savo rinkų geografiją. Šių metų atradimų mums greičiausiai tapo Tailandas, Singapūras, kelios naujos Afrikos respublikos, kaip Kongo, Kenija. Taip pat kelios naujos šalis, kuriuose pardavimus vystėme ir prieš tai, bet jos tiesiog suakumuliavo didesnius kiekius. Tai vėlgi patvirtina mūsų strategijos tikslingumą ir veiksmumą. Dėkojam už atsakytus klausimus ir dar šiek tiek palauksime, galbūt klausytojai užduos dar klausimų. Tai panašu, kad atsakėme į visus klausimus. Gerbiami vadovai, labai dėkojame Jums už skirtą laiką ir Nasdaq Vilnius vardu dėkoju visiems, kurie dalyvavo mūsų virtualiame susitikime. Kaip įprasta, pristatymo įrašą paskelbsime Nasdaq Baltic YouTube kanale webinarų sąraše, o taip pat Baltic Mill interneto svetainė, kurios adresas yra baltic-mill.com. Iki kitų susitikimų.